Sveiki visi, šiandien pabandysime apžvelgti dronų tematiką. Tai, kas yra svarbu naujiems, žaliems pilotams, kas yra svarbu, ką reikėtų sužinoti, apie ką reikėtų pamastyti, norint šokti į visą šitą dronų tematiką. Ir čia jau labiau eitų ne paprastų standartinių, ten kokių didžiainių, o labiau savadarbių dronų. Tai sėkmės, gero žiūrėjimo. Sveiki visi, kas žiūrės šitą vaizdo įrašą. Esu Povilas, dronų pilotas, šiek tiek inžinierius ir taip toliau. Ir šiandien kalbinsiu savo kolegą Algirdą, kuris dar didesnis pilotų inžinierius. Gerai, žodžiu, intro pasidarysiu vėliau. All good, einam prie... Ai, tai su karsmais. Jei gali prisistatyti trumpai save, kas esi, ką darai. Tai sveiki visi, aš esu Algirdas Rumbaitis, FPV dronų pilotas jau nuo 2016 metų. Tai užsiemu FPV dronų konstravimu, pilotavimu, lenktynėse dalyvauju aktyviai, tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse. Akrobatika, taip pat filmavimai. Tai nuo 2016 metų. Skraidau gana aktyviai, čia įdomu dėliai. Praeitais metais siekiau, kiek laiko praleidau ore. Tai buvo šiek tiek virš 3000 baterijų suskraidyta. Ir dabar viena baterija kiek maždaug laiko gaunasi? Priklauso nuo skrydžio tipo, bet aš maždaug įsivertinęs, kad 1,5 minutės. Okay. Tai čia realiai, jeigu reiserinių imtum, jeigu imtum, pavyzdžiui, kokio nors cinevupų arba kokio kinošino skraidimo, tai ten gautųsi kokios 5 minutės plus minus. Jo, jeigu reiseris, tai 1,5 minutės yra realiai limitas. Jeigu tai būtų kažkoks kruizinis arba tas pats cinevupas, tai 3 minutės, 4 minutės, kažkas tokio. Ok. Dabar per visą šitą laiką, ar esi pasiekęs kažkokiu tai pasiekimų, kažkokiu tai dalykų šitos srityje? Pasiekimų visokių yra. Šiek tiek laimėtų varžybų. Praeitais metais gal buvo įdomesnis dalykas, tai dalyvavimas kaip Lietuvos rinktinės atstovo tarptautinėme dronų FPV čempionate Korėjoje. Tai lenktynės su to pasaulio pilotais. Kitos varžybos Latvijoje, Lietuvoje, Lietuvos čempionatas. Okay. Ir kaip maždaug ten prizinės vietos vidurys galas? Lietuvoje prizinių vietų pavyksta iškovoti, tarptautinėse varžybose, viduriukas yra ganėtinai neblogai tarp top pilotų, šiek tiek gal mažiau negu viduriukas. Ok. Dabar, pavyzdžiui, kai būna Tainevupo varžybos, sekmadieniais, tai realiai visą laiką pirmas vietas varai. Ar tiesa? Jo. Vėlgi, ten per daug girtis negali, nes tos varžybos mūsų būna sezoninės. Ganėtinai daug kiekvieną sekmadienį vyksta kaip treniruotė, pusiau varžybos. Renkami taškai, tada galiausiai finalinė įskaita. Tai kol kas sekasi neblogai. Tai, žodžiu, kam aš visą šitą klausiu, tai realiai tiesiog noriu išpešti tą visą faktus, kad esi kompetentingas inžinierius ir kas liečia dronus. Tai paprasčiausiai šiame vaizdo įraše realiai padiskutuosim, pakalbėsim, apžvelgsim tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, nuo ko pradėti, kaip rinktis simuliatorius, dronus, pultus, akinius, ta prasme, kokia informacija yra bazinė ir pakankamai svarbi žinoti naujam šaliam pilotui, kuris norėtų įeiti į šitą dalyką ir apskritai. Ta prasme, tai, kas būtų aktualu tiek hobistui, tiek, tarkim, pavyzdžiui, kokio nors Šaulių sąjungos, kokiam nors veikėjui, kuris norėtų, tarkim, tiesiog užsimti su dronais arba Lietuvos kariuomenės. Tai gerai. Ką čia dar dabar, kad nepamiršti? Iš esmės, tai gal nuo ko tarkim, esu žmogus, kuris pasižiūrėjo TikTok'o vaizdų įrašų su tais dronais, kaip jie naikina dalykus. Tarkim, kad man su vaizdo žaidimais sekasi pakankamai gerai. Ar turiu kažkokiu tai šansų, kad man seksis gerai ir su dronais valdyti?
Be abejo, šansų yra, tačiau reikia daug įdirbio. Tai gal pačioj pradžioj reikia pradėti kaupti bazinį žinių bagažą. Žinių sukaupti reikia tikrai nemažai, norint užsiimti dronais kompetitingai, pradedant nuo pačio piloto licencijos išsilaikymo, kad apskritai būtų galima skraidyti, kad ir įprastais komerciniais dronais. Norint užsiimti FPV dronais, ten reikia dar visiškai kitokio žinių bagažo. Tai šiaip žinių kaupimo variantų yra tikrai labai daug. Yra labai daug medžiagos tiek ir internete. Jos pradėjo dabar gerokai daugėti, kada FPV dronai pradėjo populiarėti, kada karas įsivažiavo, kare pradėjo naudoti daugiau FPV dronus. Medžiagos yra tikrai daug ir geros, ir blogos. Gal svarbu atsirinkti teisingą medžiagą, iš kurios mokintis. Tai gal čia iš to vietoje galėčiau parekomenduoti, YouTube yra kanalas tikrai neblogas suprantant anglų kalbą, Joshua Bardwells, kurį aš pats žiūrėjau nuo pat savo karjeros pradžios. Tai jisai turi tiek medžiagos visiškai žaliem pilotam, lygiai tie patys klausimai, kaip pradėti FPV, nuo ko, kokie simuliatoriai, kokie komponentai, kokį pultą naudoti, įsigyti. Tiek ir labiau patyrę pilotai gali kažką naujo sužinoti, kas šiuo metu vyksta rinkoje, ką naujo išleido, kokie nauji programinės įrangos atnaujinimai, nauji featureai ir taip toliau. Tai čia gal būtų pats pirmas dalykas, žinių bagažo kaupimas, nes laiko tam tikrai reikės įdėti nemažai, pasidomėti. O kitas dalykas tai būtų praktika. Tai be praktikos dronų pilotų gerų nebūsi, valandų reikia įsukti daug mokintis. Tai čia gal rekomenduojame visada pačioj pradžioj pradėti nuo simuliatoriaus. Nes be abejo galima nusipirkti, jau yra visokių paruoštų rinkinių, starterių, kur gali nusipirkti, užsidėti akinius ir pakilti. Tačiau pačioj pradžioj tas skrydis greičiausia ilgai netruks ir baigsis sudaužytų dronų remontais. Tos patirties nebus, tai iš toje vietoje gelbėja simuliatoriai. Tai sėdi prie kompiuterio, simuliatorių yra tikrai labai daug, įvairių. Iš ko galima mokintis? Reiktų tik tai turėti pultą kažkokį tai. Su klaviatūra ir pele nepasimokinsi. Tai blogiausiu atveju būtų, jeigu yra kažkoks tai kontroleris su dviem joystickais, tai blogiausia atitinka tas pats Xbox'o, PlayStation'o kontroleris, bet jau norint rimčiau užsiimti, tai reiktų turėti pultą. Tai pultų galima įsigyti naudotų, irgi Lietuvos rinkoje ganėtinai nemažai pardavinėja, kas galima rinktis pigesnių, tai būtų apie 50 eurų pultai. Jeigu norint normalesnio apie 100 eurų, būna ir prabangesnių, ten jau virš 200 eurų. Tai va. Tada jau sėdi prie simuliatoriaus, kaupi patirtį ten. Sužinai bazinės žinias, išmoksti tą droną valdyti saugiai, kaip su juo skristi, kokie valdymo pagrindai. Nes valdymas skiriasi visgi nuo tų standartinių, labiau prieinamų ir žinomų visuomeniai DJI dronų. Ten DJI dronuose visiems būna daugiau automatikos, daugiau sensorių, daugiau pagalbos pilotui. Kada jau skraidai FPV dronų, ten jau daug kas priklauso nuo pačio piloto. Jau dronas klauso tavęs, ar tu turi žinot, ką tu darai su juo. Ok. Dabar, kas liečia simuliatorius, gerai, simuliatoriui kol kas užtenka tiesiog nusipirkti pultą. Tai kaip pavyzdys, realiai šiuo metu, ką galima, pavyzdžiui, gerai, kur tų pultų gauti, žinoma, taip, skelbimai, Facebookas, įvairios ten FPV, drone racing, ten dronai grupės ir taip toliau. Dabar realiai, ką labiausiai rekomenduojam, dabar apskritai, kaip manai, Algirdai, dabar ar man apsimokėtų, pavyzdžiui, jeigu aš esu naujas, žalias, pirkti kokį nors ten beta FPV patį pigiausią pultą, ar bandyti kažką pasimti, tarkim, jau kokį boxerį, pocketą iš Radio Masterio, gal kokį TPS-ą? Čia gal priklauso kažkiek tai nuo norų ir finansų. Svarbiausia tai, kad tas pultas bent jau prisijungtų prie kompiuterio ir jisai būtų tinkamas kaip simuliatoriaus pultas. Ne visi tinka, senesni ten irgi būna daugiau problemų, ten nėra USB-C, ten reikia turėti specialų kabelį,
Tiesiog gali būti daugiau problemų su pigesniu pultu, negu nusipirksi už 100 eurų kažkiek tai brangesnė. Jeigu nepatiks, jį bus galima tikrai parduoti. Nes norinčių dabar yra ganėtinai daug. Tai gal rekomenduočiau pačio pigiausio neimti. Aišku, pasikonsultuoti dar kažkiek prieš perkant pultą. Yra Lietuvos dronų FPV entuziastų bendruomenė Drone Racing Lietuva Facebook'e. Tikrai galima parašyti, paklausti, žmonės patars. Ok, dabar, tarkim, pasiėmiau kokį Radiomasterio pultą, tai yra dar vienas niuansas, tai kad turi žinoti, jog viršui, jame yra du USB portai, USB-C portai, tai vienas yra viršuje, kitas yra apačioje. Apačioje yra skirtas tik tai krauti, pabrėžiu, tik tai. Viršuje yra skirtas duomenų perdavimui. Ir tai, pavyzdžiui, prisijungiu laidą prie pulto ir prie kompiuterio, man dar išmeta lentelę pačiam pulte, aš jį pirmą turiu įsijungti, prisijungiu, išmeta lentelę, kaip aš jį noriu, ar tam kaip laikmeną, ar kaip joysticką, tai turi pasirinkti kaip joysticką. Tada kitas dalykas, pavyzdžiui, įsijungi, tarkim, pirmą kartą lift-offą, tai tau tos skraidimas nesigaus, nes tau pradžiai reikės dar pultą susikalibruoti tam lift-off'e. Tai čia įdėsiu realiai tokį kaip ir mini klipuką iškarpą, kaip tas atrodo dalykas plius minus. Atsidarėme lift-offą ir pirmas dalykas, ką jums reikės pasidaryti, tai prisijungiate prie pulto, nusistatot, kad joystickas, jeigu čia Radiomasteris, tada optionai. Jeigu turit kažkokį silpnesnį kompą, einam į grafikas ir nusiemam šitus visus. Pasidarom fastest, kad maždaug tiesiog kiek įmanoma mažiau resursų kompas valgytų, kad nelagintų. Ir tada controller. Ir dabar ką reikia padaryti, tai padaryti taip pat kontroleris būtų atpažintas, pas mane dabar kažką nemato, joystick, Tai kartais gali būti niuansų, taip kad jūsų pirmas variantas, jūsų kabelis gali tik tai arba krauti, arba ir krauti ir siųsti duomenis. Antras variantas, tarkim, į kompo USB lizdą. Ar, tarkim, vieną prijungiat nieko, į kitą prijungiat jau susijungiat. Tai dabar, ką pirmiausiai jums reikės padaryti, tai calibrate ir, tarkim, start calibration ir tiesiog perinam ir atsiranda kontrolė. Ir dabar, pavyzdžiui, tarkim, per centrą. Ir palaikau per centrą, tada šitas į viršų, grąžinu į centrą, palaikau, šitas į viršų, palaikau, šitas į šoną, šitas į šoną. Ir iš esmės kaip ir viskas. Dabar ką toliau, išsisaugom nustatymus. Gerai, kas toliau, tai einam, kad ir kokį nors free flight. Pasiemam, kad ir strawbailas. Tarkim, no track. Nu ir dabar, pavyzdžiui, ką aš mėgstu pasimti, tai pasimti kokį nors labai greitą droną. Nes tokiu atveju tau reikia minimaliai dirbti ant stikų. Tau nereikia, kad gazas dugnas. Šiek tiek. Ir tai yra labai naudinga, nes paprasčiausiai tu greičiau išmoksti valdyti droną, nespausdamas gazo dugno. Ok, pasiėmėm šitą. Dabar ką rekomenduoju naujiem pilotam, tai susimažinti kameros kampą. 15. Dabar, kad užkurt droną, kaip matot, tai yra stikai, kuriuos judinu ir rodo apačioj. Tai į apačią, dronas užsikuria ir dabar palenkiu. Dabar realiai su kairiu stiku, duodamas aukštyn žemyn, aš reguliuoju
kaip greitai sukasi motorai. Duodu į šoną, sukuosi aplink savo ašį. Tai čia dabar kaip nesudidžiai, kad, pavyzdžiui, šoną, jeigu duosi viršų, tai varysiu ne į viršų, o į šoną. Nes paprasčiausiai į tą pusę motorai žiūrės. O dabar su dešiniu stiku aš kontroliuoju, į kurią pusę verčiuosi. Ir dabar supratęs šitus dalykus, pavyzdžiui, tarkim su dviem stikais atvalinti šoną, lengviau sukti. Tai va, jau žinau šitus dalykus, jau galiu imtis, pavyzdžiui, tiesiog posūkis. Tarkim, važiuojam prie kažkokio. Ir žiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, atkreipti dėmesį, kaip, ką darau su stikais, kad galėčiau, tarkim, skrist lygiai pažemai. Aš nelaikau tiesiog jo vienoj vietoj, nes jeigu laikyčiau vienoj vietoj, tai greit atsitrenkčiau. Turėčiau taip reguliuoti. O kai duodu gazo, šiek tiek, ir galiu skristi, reguliuoti aukštį, kuriuos skrendu. Tai čia yra esminiai dalykai. Palaikyti aukštį, mokėti greitėti, stabdyti, posūkius imti. Čia yra pagrindas. Ir išmoku šitus dalykus, ką sėdė varai, mokiniesi. Mokiniesi kažką apskrist, mokiniesi kažką įskrist kažkur. Gal kažkokią fermą, įlėkė, išlėkė. Gal vėl įlėkė ir pažiūrė kažką tai painspektuot nori. Kas čia toj fermai gyvena. Ir tokiu būdu tu realiai jau gali praktikuotis. Nes, pavyzdžiui, tarkim, kažkur atsitrenkiai, sudaužiai droną, tai nieko, iš naujo skrendai. Dabar, kai išmoksit su 15 laipsnių skraidyti, tada galit kelt kameros kampą, tarkim, ir tas pats skraidimas, tik jau greičiau. Jau iš karto skraidai greičiau. Tai dabar atkreipiu dėmesį po tam tikro skraidimo laiko, tarkim, biškį padaužiau droną, iš karto simuliuojama žala ir, tarkim, su ta baterija. Duodu gazą dugną, kaip sparčiai jinai naudojasi. Dabar jeigu baterija pasiekia kritinę ribą, viskas, neturiu valdymo. Dronas nukrito. Tai žodžiu, išmokyt pagrindus, tai skristi į šonus, į priekį, stabdyti, greitinti, manevrus praktikuokitės ir tada jau galėsit kažką tai daryti. Dabar, kai išmokstate pagrindus, ką rekomenduočiau toliau eiti? Tai pasimti lenktynės, Infinite ir pradėti gal, kad ir nuo to Q. Tiesiog realiai pasimti kažkokią tai trasą ir mokintis ją. Tai tarkim pradžiai trasą pasimkit kokią 15 laipsnių ir tiesiog ir lekiam. Esmė neskubėti pradžiai ir gebėti tą trasą įveikti lėtai skrendant. Jeigu gebėsit lėtai skrendant įveikti, tada bandykit skristi greičiau. Bandot skristi greičiau, gerinat laiką. Svarbiausia yra atskristi neatsitrenkus į nieką. Ir varau.
Markaus. Jau esu gale. 51. Ok, esu paskutinis. Tai dabar pasikeliam kampą ir varom. Kai pasikeliam kampą, iš karto jau greitis padidėja. Jau yra 33 sekundės. Tai va tokiu būdu jūs va ir galit. Dabar vienas dalykas, kai jūs pasikeliat kampą, tai stabdymas nėra taip pat tiesiog paprastai kaip sumavimu. Dažniausiai kaip vat stabdom, tai va tiesiog vat padarom suktuką ir nusileidžiam. Bent jau taip lenktynėse. Arba su kaip pakeltas kampas kameros. Tai vat tiek su simuliatoriu. Jo, su kiekvienu pultu kažkiek gali būti niuansų, šiaip jie turėtų būti, jeigu tai nėra kažkoks pats pigiausias, neaiškaus gamintojo pultas, tai tikrai kažkur turėtų būti instrukcija ir visa tai paminėta, kaip jį prijungti prie simuliatoriaus. Dėl kalibravimo simuliatoriuose, tai vėlgi, jeigu simuliatorius yra normalesnis, tai dabar būna ten parengti presetai, kur aptinka pulto modelį ir automatiškai tą bent jau dalį kalibracijos padaro už tave, jeigu tai nėra pats pigiausias pultas. Gerai, dabar kaip pavyzdys atsidariau Radio Masterio šitą puslapį, yra dar TBS-ai berods, TBS Remote, Team Lockshipai. Yra šitų visokių pultų ir dabar, pavyzdžiui, kodėl atsidariau konkrečiai TBS-ą, nes čia yra labai geras pavyzdys. Tai kaip pavyzdys yra version, yra region, yra gimbal, quantity, tai manau visi supras reikšmę. Gerai, kaip pavyzdys, nuo ko pradėti? Iš esmės rekomenduočiau šauti arba pocketą, arba boxerį. Boxerį labai, kiek laikiau rankose, man žiauriai patiko ir jo kaina nėra kosminė. Tai gerai, LRS 4-in-1 ir CC 2500. Pradžiai versijos, ko gal gali pakomentuoti, plius minus, ką man dabar rinktis ir ką aš turėčiau žinoti apie šitas versijas. Apie kokias versijas tiksliau šnekėm? LRS 4-in-1, CC 2500. Jo, tai čia tos versijos 4 viename modulis yra LRS modulis, yra TBS modulis, tai čia yra tiesiog drono valdymo skirtingi protokolai. Labai priklauso, koksai valdymo imtuvas stovi pas tavo droną ir jo protokolas turi sutapti su tavo transliuojamo radio ryšio, tai pulto moduliu. Tai tie 4-in-1 šiaip yra ganėtinai senesnių technologijų valdymo ryšys. Šiuo metu perkant naują, tai nerekomenduočiau, nes LRS yra dabar kas yra populiariausia, naujausia, labiausiai vystoma. Tai jeigu yra galimybė rinktis tikrai LRS, tačiau turėtų omeny, kad paskui renkantis savo pirmąjį droną, jisai irgi turės atitikti šitą reikalavimą, kad jisai turės palaikyti šitą LRS protokolą. Jo, nes dabar, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, nusipirkau vienur pultą su LRS-u, o kitur droną su kokiu nors Crossfire'u, tai ar man pavyks jį susijungti? Ne, nebent pakeisi valdymo imtuvą arba siųstuvą. Būtent. Tai čia yra vienas iš esminių dalykų, ką norėjau pabrėžti. Tada region toliau. FCC ir LBT. Ar gali kažką pasakyti šitą temą? LBT realiai yra tas transliavimo baudas, kuris yra legalus Europoje, jeigu norima skraidyti laikantis visų taisyklių. Ten yra tam tikri apribojimai, tiek pačių technologijų transmitinimo, tiek transmitinimo gale.
tačiau reikia turėti omeny, kad jos bus apribotos. Tai jeigu skraidai ne Europoje arba nelegaliai, tada daugiau išlošia skraidydamas su FTC režimu. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, pasiėmiau LRS versiją, tai, pavyzdžiui, tarkim, vis tiek ten updatintis, ten, žodžiu, perflashinant, galima pasirinkti pačiam, ten vos ne kokią versiją. Šitas dalykas. Jo, realiai renkantis, kad ir tą patį LRS ar tą BESą, ko tu negalėsi pakeisti jau turėdamas jį, tai yra valdymo dažnio. Yra dabar skirtingi populiarūs dažniai, tai yra 2.4 GHz, tas pats LRS, yra 868 irgi LRS, ta BESas jį naudoja. Tai nusipirkus, tarkim, 868 LRS, tu jo negalėsi pakeisti į 2.4. Tačiau FCC versija arba EU, LBT, tai galima pakeisti tiesiog programiniu būdu. Ok. Žiūriu, čia visokio minimum receiver refresh rate, visokie maximum pocket rate. Tai gerai, į šitus dalykus gal nesigilinsim, nes čia jau yra elektronikos niuansai ir čia jau reikia išmokti akro skraidyti ir gilintis labai į priekį, kad iki to daryti. Pradžiai tiesiog yra taip, yra pultai, yra, kaip pavyzdys dabar jau Algirdas paaiškino, kas su versijom, kas kuo skiriasi, su regionais. Tai iš esmės, pavyzdžiui, tarkim, jeigu esu naujas žalias žmogus, tai tiesiog pasimčiau LRS, FCC ir iš esmės add to cart. Ir man dabar, pavyzdžiui, Boxeris 139, realiai $140. Tai gal kažkur per skelbimus kažką, gal net ir pigiau pavyktų rasti naudoto, ar tarkim iš Lietuvos. Be abejo, pačioj pradžioje reiktų pasidaryti, kas yra išnaudoto pulto, naujo tikrai nėra būtina. Plus, idealiu atveju tai kvieščiau apsilankyti, kur skraido šiuo metu pilotai Lietuvoje ir tiesiog rankomis pačiupinėti pultus. Nes pultai labai skiriasi jų forma, jų atitikimas rankom, mūsų rankos yra nevienodos, vieniems tinka vieni labiau, kitiems kiti. Tai čia yra labai daug tavo asmeninio preferenso reikalas, kas tau tiks pačiam ir kas tau yra patogu. Galimybė apžiūrėti pultus tikrai yra. Sekmadieniais vyksta pas mus lenktynės mažų dronų, susirenka pilotų su skirtingais pultais vasaros sezono metu pievoje prie Litexpo ketvirtadieniais varžybos vyksta, irgi ateina daug pilotų. Tai tikrai galima ateiti, pasiklausinėti, apžiūrėti. Ok, dabar dar pasijungiu dar TBS-o. Tai realiai iš esmės 200-300 eurų yra jau tikrai geras pultas ir tai yra realiai vienkartinė investicija. Tai nėra tai, kad, pavyzdžiui, kaip kokia kamikazė, daužysi tuos pultus, nebent tu tyčia į žemę daužysi. Ja, mano pirmas pultas gal apie 5 metus man atitarnavo. Ir realiai jis toliau veikia, tiesiog norėjau atsinaujinti dėl naujesnių technologijų. Ok, gerai, tai su pultais kaip ir viskas aišku. Yra pultas, yra tos visos versijos, tada yra tai, kas į droną taip pat turi eiti, kad būtų susikomunikuota tarp pulto ir drono. Tai gerai, čia jau tas biški tolimesnis žingsnis, dabar realiai kas? Ant simuliatoriaus dar grįžkim trumpam. Gerai, įsirašiau su simuliatoriu, susikalibravau ten stiksus, pasijungiu free flightą ir tiesiog pasijungiu akro režimas. Kokį pradžiai droną, nes ten ant liftofo yra įvairių dronų, gali pasirinkti. Ar yra kažkokių pasibandyti daug skirtingų ir pasibandyti, kas tau pačiam tinka, nes ten dronų yra ganėtinai daug. Jie ten skiriasi pagrindė jų svoris, manevringumas ir greitas. Tai ten gal pasiemus pačioj pradžioj patį greičiausią bus tiesiog jį sunkiau suvaldyti. Tai jeigu per sunku, tiesiog pasibandyti kitą, pasižiūrėti, kaip jisai skrenda. Okay. Aš kaip pats pradėjau, iš pradžių pasiėmiau belę kokį, iki kol realiai pradėjau mokintis išmokti tą visą tiesiog pakilti ir nekrešinti per 5 sekundės ir toliau nusprendžiau imti kuo greitesnį, kuo stipresnį ir kad tiesiog pradėti kaip pavyzdys.
Su Mavicais dažniausiai visi pripratę, kai, va, pavyzdžiui, mašinai gazas dugnas, tai panašiai su stikais, va, gazas dugnas spaudinėt. Ir čia yra labai blogai. Čia yra labai blogai, nes paprasčiausiai turi išmokti va, tuos stikus va, minimaliais judesiais judinti. Nu vėlgi, žmonės skirtingi. Jeigu tai teikia daugiau džiaugsmo, pačioj pradžioje pasibandyti skristi kuo greičiau, tai simuliatoriui tai nieko nekainuoja, tu drono tenai sudaužyti negali, atsitrenksi, atsirasi iš naujo, tai pasibandyti tikrai galima, bet pasižiūrėti ir kad tas mokinimasis būtų paprastesnis. Jeigu matai, kad neišeina su greitesniu, tada pabandyti lėtesnį. Ok, gerai. Pradėjau plius minus mokintis. Jau gaunasi hoverint, jau gaunasi posūkius daryti ant šito akro režimo. Kažką toliau, kaip pat ką norėčiau išsidėti, kažkokias tai užduotis, ar kaip norėčiau, iš esmės ką turėčiau daryti, kad realiai galėčiau atvažiuoti, pavyzdžiui, sekmadieniais su ūpais, lenktyniauti kartu su visais. Tai realiai šiaip tai viskas yra integruota į patį simuliatorių, tai liftofas, Velocity dronas, jie yra pagrindė lenktynių simuliatoriai. Kaip vieni populiariausių, dabar vieni geriausių ir labiausiai išdirbtų. Aišku, tų simuliatorių yra begalybė, dabar kuriama dar ir daug visokių naujų, čia pradėjus populiarėti FPV dronams, bet visgi kol kas rekomenduotini liftofas, Velocity dronas ir jie yra lenktynių simuliatoriai. Tai galima įsijungti lenktynių režimą, ten yra daug skirtingų visokių trasų, sunkesnių, lengvesnių. Ir pats pirmas tada dalykas būtų jau pramokus orientuotis ore, skrendant su to dronu, tai būtų tiesiog įveikti trasą. Nebūtinai kaip greitai, bet tiesiog įveikti ją nenukrešinus. Pilnai, nuo pradžios iki galo, atskristi nesitrenkus niekur. Tai realiai tą pramokus jau kažkiek tai žinosi, kad nekelia pavojaus nei savo, nei kitiems, nei pačiam dronui. Tai ganėtinai svarbus dalykas, dalyvaujant renginiuose, kur yra kitų žmonių. Tai va, kaip minėjau, organizuojame žiemos sezonų, tai yra mažų dronų Tiny Whoopų lenktynės, kurias organizuojam kiekvieną sekmadienį. O ketvirtadieniais vasaros metu būna Litexpo pievoje lauke su didesniais dronais. Tai tada būtų kvietimas prisijungti ten. Tik tai esmė, kad tu mokėtum jau su juo elgtis ir tiesiog nekeltum kitiem pavojaus. Ja, čia yra didžiausias reikalas, kad nekeltum pavojaus savo ir kitiems. Iš pradžių sakiau, kad bus trumpas videokas, bet jau matau 23 minutės. Gerai. Ok, išmokau akro skraidyti, dabar norėčiau realiai pradėti ant Tiny Whoopų, kad galėčiau kaip pavyzdys žiema atvažiuoti ir panašiai. Tai kaip man dabar išsirinkti iš tų, kaip man iš viso rasti tą Tiny Whoopą, nes šiaip, pavyzdžiui, dabar padarėm tokį kaip ir dokumentą, aš tau įmečiau linką, kuriame yra, šitą galim uždaryti. Ok, turim tokį kaip ir dokumentą, kuriame yra plius minus akiniai, pultai, Whoopas, Cine Whoop, Freestyle ir taip toliau. Čia pradėjom savo norų ir iš idėjos pildyti. Tai kaip pavyzdys, ką naudojam iš akinių. Pavyzdys, Povilas pilotas naudoja DJI V2 ir Orca Pilot One. Apie DJI V2 komentaras ir apie Orcas komentaras. Koks nors ramas, šitas ir visokių tų atsiliepimų, kad naujas pilotas galėtų, pavyzdžiui, susižiūrėti savo akinius. Tada toliau sekantis skiltis. Pultai, lygiai tas pats. Radiomasteris, jumperis, radiomasteris, ten kažkas dar tikrai bokserį turi, tik dabar matau, kad dar neįsirašė. Ir su komentarais. Dabar sekantis trečias skiltis Whoopai. Tai tarkim gerai. Povilas, tarkim, Fractal 6.5. Ką rekomenduotų? Ar pirkti jau surinktą droną, ar bandyti pasižiūrėti kokios dalys ir bandyti pačiam dėlioti? Čia tiesiog, sakyčiau, yra du skirtingi keliai.
kuriuos galima rinktis, kiekvienas turi savo pliusų, kiekvienas savo minusų. Reiktų juos įsivertinti ir nuspręsti, ką nori daryti pats. Jeigu pirksi jau surinktą droną, tai bus paprasčiau pradėti. Pradžia yra paprastesnė, nusiperki, realiai jeigu jau moki kažkiek tai valdyti, pasikeli, įsidedi bateriją ir skrendi. Problemos gal pradeda atsirasti, kada pradeda kažkas neveikti. Kažkas neveikti tikrai pradės, nes FPV dronuose, kad tu jais išmoktum gerai skraidyti, tu turi nebijoti ir atsitrenkti, tų krešų tikrai bus ir ne vienas. Ir nors Tiny Whoopai yra maži, lengvi dronai, jie yra ganėtinai atsparūs, per pirmą krešą tikrai nesulūš, nebent tai bus jau labai katastrofinis krešas. Bet galiausiai tie krešai akumuliuojasi ir arba elektronika atsisakys, arba bus, kad ir koks laidelis nutrūks. Tai reikės jį mokėti pataisyti. Tai realiai, kada jau esi nusipirkęs droną ir jo pats nerinkęs, pliusas, kad tu matai, kaip buvo tai surinkta, kas buvo padaryta ir gali bandyti pagal tai atitaisyti. Tačiau jeigu tu rinksi droną nuo nulio, tai visas žinių bagažas turės būti sukauptas prieš tai. Reikės išsirinkti dalis, kurias norėsi naudoti. Dronai yra renkami labai įvairūs, dalių yra labai įvairių, priklauso nuo poreikių, ką renki. Tai reiks mokėti išsirinkti tai, suderinti ir tada susižinoti, kaip jos susijungia. Bet kada tu jį surinki nuo nulio, tada tau jį tikrai bus lengviau pataisyti, nes žinosi, ką buvai padaręs pats prieš tai ir kažkas lūžo, tai tiesiog pakartosi tai, ką darai renkant prieš tai. Dabar jeigu, pavyzdžiui, dar vienas dalykas, kad jeigu susirenkam pagal dalis, tarkim vis tiek šitą sąrašą viešinsim, kad tiesiog būtų visiems prieinamas, kaip tiesiog beginner guidas toks kaip ir easy. Plus ir patiems įdomu pasižiūrėti vienas kito buildus, pasižiūrėti, kas kokius motorus naudoja ir panašiai, tiesiog įdomu modelį. Ir kaip pavyzdys, tarkim, susidėti vien tik tai dalis, susilituoti jas neužtenka. Dar reikia, kad dronas skristų, dar reikia jam kišti smegenis. Tai reiškia, prisijungti prie Betaflighto, įflashint kažkokią tai versiją, tada atsidaryti reikiamus kanalus. Čia realiai rekomenduojama pasižiūrėti YouTube'inių filmukų, nes jų dabar yra apstu. Realiai vos net to pačio, tarkim, Fraktalo ar kokio nors ten Meteoro build guidai ir tuose build guiduose bus visokių ten kaip kuriuos kanalus, kur ten prie kokio pado lituoti, tada kur kokį pavadinimą įsirašyti, kur kokį ten susidėti elementus, kad baterijos talpa, timeris, ten dar visokių dalykai. Ir svarbiausias... Praleidau šitą dalį, kad yra drono konfiguracija. Irgi neužtenka dalis sujungti, visiems bus kažkokia, tada turėsi prisijungti prie kompiuterio, prie konfiguratoriaus, pasižiūrėti, kur kas sujungta. Pliusas yra, kad Tiny Whoopų dalių yra ganėtinai mažai, daug kas būna integruota, kaip valdymo imtuvas, vaizdo siųstuvas, tai ten ganėtinai viskas standartizuota. Tai nėra sunkus procesas, bet be abejo reikės pasidomėti. Vėlgi, informacijos yra galybė, tik tai reikia nepatingėti. Ir ta informacija yra svarbi, nes nusipirkus, kad ir naują jau surinktą droną, tu pats jo nerinksi, jis tau pačioj pradžioje veiks. Niekas negarantuoja, kad jisai veiks visada. Būna, čia vienu metu su vienu kontroleriu buvo tokia problema, kad specifinėse sąlygose, kada ar tai įtampa ten per daug nukrisdavo, tai tiesiog išsitrindavo visos konfiguracijos, nusirezetindavo į defaultus. Tai viskas, dronas nebeskrenda ir tu jį gali atstatyti į tą pradinę būseną, bet reikia žinoti kaip. Tai vėlgi, jeigu tu nerinkai jo pats, ne pats konfigūravai ir nepasidomėjai kaip tai padaryti, tai jau yra šiokia tokia problema. Ką žinotum rinkdamas nuo nulio, kaip viską atstatyti atgal. Tai jo, čia yra vienas iš tokių kaip ir svarbiausių dalykų, nes, pavyzdžiui, visi dabar akcentuoja, kad dronas tai realiai
paėmė komponentus, sukišai viską į vieną ir vat jau jisai skrenda, jau jisai ten kažką daro, jau jis ten jau daro pats ten dalykus. Tai taip nėra, dar turi įkišti jam smegenis, pasidaryti porą dalykų. Pliusas yra tas, kad dabar Betaflightai jau yra po galybės update'ų, atnaujinimų, jie yra viską supaprastinę ir, tu prasme, ten slaideriukai, nereikia, kad ten matematika ten pačiam darinėti ir taip toliau. Realiai visą tą dalyką pats, ten, žodžiu, pakankamai viskas lengvai, plus dar atsiranda presetai, ten šablonai tam tikrai, kur gali susirasti, kad koks nors ten savo drono pavadinimas, plius minus, gal ten bus arba bent jau alternatyvų kažkokiu tai presetų ir jau maždaug viso jau įsidėjai, jau kažką jau turi. Tai nėra dabar konfiguravimas tikrai nėra baisus, kai buvo prieš kokius 6-8 metus, kada realiai surinkdavai droną ir jisai visai neskrisdavo pačioj pradžioj, kol tu jo nesutiunindavai parametrų. Dabar programinė įranga ganėtinai ištobulėjo, kad realiai galima įsidėti ir jeigu sukonfiguravai teisingai, kad dalis susijungtų viena su kita ir kontroleris matytų komponentus, tai jisai skris, kad ir standartinis be papildomo kažkokio tai tuninimo. Paskui, gal sakyčiau, tai net nebūtina tiek pačioj pradžioj domėtis, nes tuninimas yra ganėtinai svarbu, kada tu jau esi kažkiek tai pramokęs skris, kada tu nori daugiau iš to drono išspausti, kada tu matai, kad jisai jau nebeskrenda taip, kaip tu nori, kad jisai skristų, tai čia ateina tie dalykai paskui. Irgi papildoma informacija, kurią reikia domėtis ar dar įdėti laiko. Ok, tai žodžiu, čia realiai visas tas basicas. Dabar, nusipirkai kažkokį droną, nusipirkai kažkokius akinius, nusipirkai kažkokį pultą, išmokai skraidyti akro. Ar tai yra viskas, ką turėtum žinoti, ar dar yra kažkokiu tai dalykų, ką reikėtų? Dronuose labai daug niuansų yra, be abejo. Vien, kad tu moki skristi ir išlaikyti stabiliai, tai dar nereiškia, kad esi geras pilotas. Tobulėti yra visada kur. Tai kad ir nuo pačio skrydžio subtilybių, prisitaikymų prie įvairių situacijų, tai dėl ko rekomenduoju dar tą pačią kaip vieną iš mokymosi būdų, kada jau pramoksti simuliatorių skristi, tai ateiti į lenktynių trasą ir skraidyti su kitais pilotais. Tai lenktynių trasa duoda daug skirtingų pliusų. Kaip vienas būtų, tai išmokti skristi gražias taisyklingas trajektorijas, skristi per kliūtis, skristi arti žemės, bet supažindint dar daug su kitų niuansų. Tai kai būtų, pavyzdžiui, visiems skrendi lenktynėse ne vienas, yra daugiau žmonių, o vaizdo ryšys, jisai yra ganėtinai limituotas ir būna pasitaiko atveju, kada vieno piloto ryšys pradeda lipti ant kito piloto ryšio, tavo vaizdas tampa nebešvarus, būtų panaši situacija, kai tave kažkas pradėtų džeminti. Tai būna, kad vaizdas pusiau matosi, dingsta sekundai, tai realiai, kad tu nepasimestum toje situacijose, tai vėlgi padeda patirtis. Ką daryti, kai tu staiga prarandi vaizdą sekundai. Kaip išlaikyti droną stabiliai ore, kol tau signalas grįž. Kad tarkim, gali greitai level mode įsijungti, duoti gazo kažkiek tai, pabandyti atgal paskristi, aukščiau paskristi ir tą vaizdo ryšį atgauti vietoj to, kad nukristum ant žemės. Kitas dalykas, lenktynių privalumai, tai susitvarkymas su nervais. Irgi vis vien būna adrenalino, ypač kada matai kažką tai lenktyniaujant priešais tave skrendantį arba lipant ant kulnų, tai atsiranda to jaudulio, kažkiek tai būna ir pirštai pradeda drebėti, tai vėlgi dalykas, su kuriuo reikia išmokti kovoti, ar tu būtum lenktynių trasoje ar fronto linijoje. Tai tikrai nebus namų sąlygos, kada tu sėdi prie kompiuterio, savo ramiai šiltai ir skraidai. Tai va, tai čia gal ir skraidimo niuansų, o ką kitko žinot, tai vėlgi yra begalybės informacijos, tai nuo tiek tos papildomos įrangos, radio ryšių, ką tu naudoji, antenų, skirtingi antenų parametrai, ką daro dipolinė
ką daro polarizuota antena, kryptinė, omni antena, kuo jos skiriasi, kaip jas teisingai nukreipti, kad turėtum geriausią ryšį. Tai tos informacijos tikrai yra daug. Ok, dar papildysiu, kad papildomų dalykų tikrai reikės nusipirkti, kaip pavyzdys pakrovėjai, lituokliai. Iš esmės turėsit vos nusipirkti tokį kaip ir dėžutę, kurioje bus visokių tokių įrankių, kaip pavyzdys, ar tai atsuktuvai, ar tai skalpeliai, ar tai Loctite, kad prisiveržt kažką, ar tai flasas, kad galėtume gerai lituoti, sėkmingai lituoti ir greitai lituoti ir gerai labai lituoti vietoje. Tai realiai tokių visokių dalykų tikrai reikės. Kitas dalykas. Be abejo, įrankių reikia turėti ir šiaip dabar dažnai FPV dronų pilotai tuo pačiu yra ir FPV dronų mechanikai. Nes realiai tu turi mokėti tiek jį susirinkti, tiek jį susitaisyti, jeigu iškyla kažkokia tai bėda. Be abejo, yra servisų, kurie taiso, bet jeigu nori būti geras pilotas ir prisitaikyti prie visokių įvairių situacijų, tarkim, tau darbo vietoje filmuojant kažkas neveikia, arba fronto linijose pradeda neveikti, tai reikia mokėti tą problemą diagnozuoti, žinot, kas neveikia, kodėl ir kaip tai pataisyti. Ok, tai realiai čia yra bazė. Čia jau tiesiog kaip tėvė myliu, kiekvienam tam, kas nori pradėti, kas nori, ta prasme, pradėti domėtis, skraidyti, užsimti tuo, šitas žinių bagažas yra tiesiog privalo vos ne išsianalizuoti, išsistudijuoti, išsišifruoti, jeigu kažkas buvo ten klaustukų. Ir čia realiai yra pagrindai. Ir čia pagrindai yra ne tik, pavyzdžiui, jeigu iš hobisto nori į dronistą patapti, tiesiog iš paprasto žmogaus, kur jau hobisto, ar tai kariškis, kuris nori pradėti mokintis ten dronuoti ir toliau. Tai realiai netoli 40 minučių jau turim. Čia yra tai, kad turit išsistudijuoti šitą, pasidaryti namų darbus. Ir tik tai tokiu būdu galėsit optimizuoti visą tą mokinimosi ir kelią. Nes priešingų atveju tu gali daug ko nežinoti ir varyti aklai, varyti vabank, varyti teleloto ir labai daug ką sudaužyti. Tada nusipirkus kokį flight controllerį, ne tuos dalykus ten sulitavai, ten užtrumpinai, perki naują flight controllerį, ten gali daryti daug klaidų. Jo, dabar pradėti skristi tai tikrai galima paprastai. Anksčiau turėdavai viską pirktis, rinktis pats, konstruoti. Dabar yra daug parengtų starter kitų, surinktų dronų, surinktų komplektų, su akiniais, pultų, baterijom, realiai pasiemi ir skrendi. Bet problemos gana greitai išlenda, kada kažkas įvyksta ne taip. O FPV dronai, jie yra reiklus, kažkas tikrai bus ne taip. Galiausiai reiks mokėti su tai susitvarkyti. Ok, dabar kas liečia simuliatorius, paminėjau liftoffą, nepaminu dabar kažką minėjom daugiau, bet iš esmės. Galausio drono. Jo. Kaip, pavyzdžiui, tarkim, pasirinkti tarp simuliatorių? Ar užtenka vieno, ar užtenka ten kelių? Nes, pavyzdžiui, aš pagrindinį naudoju 2 simuliatorius, liftoffas ir Uncrashed. Ant liftoffo baziniai dalykai, ant Uncrashed man žiauriai patinka gaudyti objektus, nes fizikos kokios, kaip tie objektai juda, ant Uncrashed'o yra nesulyginamai geriau negu liftoffe. Nu, vėlgi, siūlyčiau tiesiog pasibandyti daugiau, pasižiūrėti, kas patinka ir kas limpa. Nes simuliatorių nelygų. Tas pats Velausio dronas yra gal kažkiek tai daugiau orientuotas tiesiog į racerius, lenktyninius. Jo skrydžio charakteristikos tikrai yra geriausios 5 colio drono, lenktyninio niekas nesusilygina. Jisai skrenda tikroviškiausia. Aišku, tai yra ganėtinai toli nuo tikro drono, kaip ir visų simuliatorių, bet tai yra geriausia, ką turime šiuo metu. Liftoffas, jisai turi gal kažkiek tai gražesnės grafikas, turi kitokių aplinkų,
Vyksta turnyrai kitokie, Velocity Drone irgi tarp kitko, norint jau pramokus ir su kažkuo tai varžytis. Tai čia mano būtų 2 pagrindiniai simuliatoriai šiuo metu, bet jų be abejo yra daugiau. Jie yra mokami tarp kitko, galima pačioj pradžioje pabandyti nemokamą. Vienas iš tokių padoresnių yra Orca FPV Skydive. Ganėtinai neblogas, neprilygsta tiem 2 anksčiau minėtams, bet nemokamas, pasibandymui tikrai neblogai. Ant Crash aš asmeniškai nebandęs, bet girdėjęs, kad jis ganėtinai netikroviškas, tai nemačiau reikalo jo bandyti. Dabar tarp kitko yra išėjęs ganėtinai naujas Trip FPV, kurio dar nebandžiau pats, tai negaliu labai daug pakomentuoti, bet jisai sudomino, nes buvo paleidę youtuberiai medžiagos, kad jisai turi ganėtinai tikrovišką integruotą valdymo kontrolerį. Tai reiks pabandyti. Ok. Gerai, simuliatoriai, check. Toliau. Nuo kokio drono tipo apskritai pradėti? Priklauso nuo norų, bet šiaip dabar yra ganėtinai populiarus, nes yra ištobulėjęs variantas per šiuos paskutinius porą metų, tai yra mažiukai kambariniai dronai, tai tie patys Tiny Whoopai. Jie realiai delno dydžio dronas, sveriantis iki 25-30 gramų, skraidyti tinka patalpose ir realiai nekelia jokio pavojaus dėl savo svorio ir mažo dydžio. Tai atsitrenkus į save ar tai kažkokį objektą žalos nepadarysi. Ir jie ganėtinai lengvi ir dėl to šiaip patys yra atsparus, tai su jais gali ganėtinai daug trankytis ir niekas nesulūš. Plius nereikia niekur eiti, kaip su, tarkim, kokiu didesniu dronu, į lauką pievą specialiai išsiruošti, išeiti, gali tiesiog skraidyti po namus su jais. All right. Gerai, pasižiūrėjau, kiek čia tas. Dabar žaliai. Ok. Gerai, simuliatoriai kaip ir check. Drono tipas kaip ir check. Dabar toliau turiu klausimą, kaip ir kodėl rinktis komponentus pirmajam dronui. Tai kaip ir aptarėm prieš tai, ta prasme, kad yra visokiau, ko tu nori. Ar tu nori ready to fly, ar nori bandyti pats konstruoti. Tai jeigu tu ready to fly, tai iš esmės pasiemi, susibandini ten, arba jau galbūt būna subandinta viskas, jeigu komplektas, ir iš esmės skrendi. Jeigu komplektuot pačiam daryti, tai yra niuansų, kad tiesiog reikia pasidomėti prieš renkantis. Čia pasidalinsim kaip ir pavyzdžiais, kas naudojam. Tik dabar su tais pavyzdžiais yra niuansas. Taip kad, kaip pavyzdys, jeigu mes pasimtume Whoopą, kurį naudoja Algirdas, perinam kitą sceną, pasiemu Algirdo, kokie motorai, ten framas, pagrindė realiai, kad jisai būtų per greitas pačiam naujokui, tarkim. Iš esmės, dėl to labai svarbu pasiskaityti komentarus, pavyzdžiui, kaip pavyzdys tokį, kurį aš skraidau. Man atrodo, naujam žaliam pilotui jis būtų visiškai idealus. Visiškai, nes to prasme, nežinau, iš visų dronų, kuriuos esu skraidęs, didelių, brangių ir taip toliau, man toks mažiukas, jis yra maloniausias ir smagiausias skraidyti, net čia namuose aplink save. Tai svarbu tik. Jo, vėlgi, FPV žavesys yra tuo, kad komponentų yra begalybė skirtingų ir tu gali susikonstruoti droną pagal save. Realiai, ko tu nori iš jo, tik tai reikia žinoti, ko tu nori. Ar tu nori jį maksimaliai greičiui paruošti lenktynėms, ar tu nori, kad jisai būtų atsparesnis, tada jis bus šiek tiek sunkesnis, netoks greitas. Tai čia yra daug pliusų minusų, kuriuos reikia žinoti, pačioj pradžioje to tikrai bus sunku ir gali bauginti tą komponentų gausą, bet informacijos yra tikrai labai daug. Yra tas pats minėtas Joshua Bardwellis, turi pas save parengęs visokių gaidų, kaip susirinkti pirmą savo kopterį. Gal jie ir nebus idealūs, bet kaip pradžiai tikrai nebloga pradžia. Plus galima, aišku, konsultuotis jau su pilotais. Tai, kaip minėjau, yra Facebooko grupė Drone Racing Lietuva. Užklausti žmonės atsakys. Dabar, kad žmonės suprastų, pajungiu pavyzdį. Bardwell. Ir bus Joshua
FPV drones have been described as like a roller coaster where you get to decide where the roller coaster goes. Susistabdom, videos, pasididinam lanką ir jau čia bus visokių tų vaizdo įrašų, ta prasme, valandomis. Kiek ko galima pasižiūrėti ten nuo linzių, nuo reitų. Dar svarbus dalykas, ką mes turėtume minimaliai bent jau paminėti, tai drono reitai. Tai iš esmės, kaip, pavyzdžiui, tavo dronas valdosi, tas visas jautrumas, ar tas dronas baisiai jautrus, ar nebaisiai jautrus. Pačioj pradžioje siūlau nieko neliesti, naudoti defaultus. Defaultai yra ganėtinai neblogi pradėti naujokams, apsiprasti su tuo, o kada jau pramoksti patį skrydį, nori kažką tai naujo pasibandyti, tada galima pradėti žaisti su reitais. Čia irgi labai daug yra priklauso nuo tai, ko tu nori. Skirtingi pilotai naudos skirtingus reitus. Tai tiesiog atsidaryti tą patį simuliatorių ir pradėti žaisti. Pradėti didinti, pradėti mažinti, pasižiūrėti, kas labiau patinka, kas lengviau. Rekomenduočiau gal nepasidaryti pačioj pradžioj per didelių reitų. Tai maniškiai yra dažniausiai, jeigu tai yra lenktynių dronas, tai iki 700 apsisukimų per sekundę laipsnių, tenais laipsniais eina, man rodos. O jeigu akrobatika, tai ten 1100, 1200 maksimaliai. Jeigu pasidarai per didelius, tiesiog yra jį sunkiau sukontroliuoti tiksliai ir preciziškai. Tai pačioj pradžioje tenais, man rodos, defaultas yra apie 600 kažkas tokio. Tai gal daugiau nesiūlyčiau dėti pačioj pradžioje. Gerai, kaip mokintis skraidimo simuliatoriuje prieš real life experience. Išmokau akro skraidyti, tai ar jau viskas, imu droną varau, ar turėčiau dar kažką žinoti prieš imant skrendant realiame, su realiu dronu. Žinoti reiktų ganėtinai daug, tai kaip minėjau, tos pačios bazinės žinios, tai apie tą patį skrydžio legalumą, tai skraidytum drono, šiaip tai reiktų turėti licenciją, tai praseiti ten yra tas bazinis internetinis kursas ir išsilaikyti testą. Yra pagrindė, tai aišku, svarbiausia skristi saugiai. Nekelti nei savo pavojaus, nei kitiems. Tai gal geriau neiti ten į kažkokį tai centrinę miesto aikštę, o pavažiuoti toliau į laukus arba ateiti kontroliuojamą aplinką, kaip yra varžybos, jeigu tai yra tainivupas, tai skraidom viduj, ten jau to pavojaus nebus, to papildomo kažkiek. Gerai, ką dar svarbu šitas dabar. Ką dar svarbu žinoti, norint užsiimti FPV, tai tarkime šitą jau šiaip dalį minėjai, antenas. Kaip pavyzdys ground stationai, moduliai pultus, moduliai į akinius, nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, lygiai taip pat, kaip yra tas LRS-as valdymui, taip ir yra visokie crossfire'ai, ten 5.8, ten visokie moduliai, ten maždaug, rapid fire'ai, kur į akinius dedasi, ir kad tu taip pat transliuotum ir gautum tą vaizdą, kad, šitus dalykus turi žinoti, tada antenos kokias susidėjo ir kryptinės, nekryptinės, omni, neomni, maždaug jos, jeigu tarkim kryptinės, tai tu turi, pultas turi būti nusuktas į ten, kur yra dronas, nes, pavyzdžiui, būsi nusuks į priešingą pusę, jau iš karto prarandi signalą, mažiau nuskrisi ir signalas atsijunginės. Pavyzdžiui, su FPV dronais, jeigu dingsta signalas, tarkim, valdymo, jeigu vaizdo, tai dar kaip ir nieko nebūna, bet jeigu būna valdymo dingsta, tada iš karto gaunasi fail-safe atvejis, kuris nėra toks pat kaip DJI-uje, kad return to home. Šičia dabar yra du variantai. Pirmas variantas, tu Betaflight'e nieko nelietei fail-safe tab'e,
ir tas dronas tiesiog atsijungs ir nukris kaip plyta. Antras variantas, tu beta flight'e, failsafe tab'e pakoregavai, kad, pavyzdžiui, ar tai kilti į viršų, ar tai, tarkim, Ja, nerekomenduočiau keisti ir daryti iš šitų, nes gali prisidaryti daug problemų ir žalos savo kitiem ir pavojų. Tai realiai yra du variantai. Tai yra arba tiesiog dropas, tai tau signalas atsijungia, dronas nukrenta į apačią. Kitas variantas, tu turi užsidėjęs ant drono GPS-ą ir tau veikia grįžimas namo. Grįžimas namo vėlgi ant FPV dronų nėra toks patikimas kaip ant DJI dronų. Tai per daug jais pasitikėti nereiktų ir negalvot, kad aš visada esu saugus, tai skrisiu belekur. Tai visada reikia turėti omeny, kad geriau ne failsafeinti iš viso, tas savo skrydžio ribas išsibandyti atsargiai, kristi iš lėto, pasižiūrėti šiaip signalai, kad tavo signalo ryšys jau silpnėja, dažniausiai atsiranda iš anksto, nebent tu staiga užskrisi už kažkokios tai betoninės krypties ir prarasi tiesioginį matomumą su dronu, tada jisai gali dingti iš karto, tas signalas. Bet jeigu tu skrisi atviroje erdvėje, toli, tai yra juntama, kad tavo signalas silpnėja, būna atsiranda mikrofailsafe'ai, tu trumpam prarandi ryšį, tai tada gali apsisukti ir grįžti atgal, jeigu tu esi tam pasiruošęs ir neskrendi tiesiog greitai pirmyn ir tikiesi, kad tave išgelbės returnarumas. Jo, su vaizdu irgi panašiai realiai bus. Su vaizdu dar yra dalykas, ką būtina paminėti, analogas ir digital sistemos. Tai jeigu nusipirksi ten droną su analoginio VTX vaizdo perdavimo moduliuku ir turėsit, pavyzdžiui, akinukus, kurie bus digital, tai jie nekomunikuos, turi būti analogas ir analogas, arba digital ir digital. Ir tada vyksta komunikacija. Jo, yra ir skirtingų digital sistemų, tai nebūtinai viena veiks su kita. Tiksliau, jeigu bus skirtingos digital sistemos, tai jos tiesiog neveiks viena su kita. Pavyzdžiui, nusipirk kokius DJI akinius ir matau čia digital, tada žiūriu toliau digital, koks Valk Snail, digital, ar man gausis susijungti su jais? Dėja, bet ne. Tai va čia yra tokių visokių niuansų, kur, to prasme, realiai tu turi domėtis, kad ant to neužbrist, nes paprasčiausiai, jeigu užbrisi, tai paprasčiausiai tau tai kainuos. Tai arba analogas irgi yra ant skirtingo dažnio imtuvai, siųstuvai. Nusipirksi 5.8 siųstuvą, imtuvą 1.3, tai jie tarpusavy dėja, bet nekomunikuos. Gerai, tai čia šitas dalykas tikrai svarbu ir, to prasme, negalime numoti ranką, nes paprasčiausiai tai gali kainuoti. Tai gali kainuoti tikrai nemažai ir laiko, ir finansų. Pačioj pradžioj, nežinant visų dalykų, tai rekomenduoju tiesiog konsultuotis ir dar kartą konsultuotis, nes kažkas tikrai patars ir pastebės, kokios klaidos su surinktomis dalimis. Dabar tas konsultavimasis, tai ko nereikėtų daryti, kaip pavyzdys, ten Algirdo ar man rašinėti kokią 11-12 valandą vakaro, žiūrėk, kokį pultą man reikia pirkti. Geriau atsidaryti, pavyzdžiui, tą Exceliuką, pasižiūrėti, tada sekančią dieną, taip, dienos metu galima taip parašyti žinutę. Raunasi, tas duris eina savo žvėris. Ir tokiu protingu laiku, nes žinau, būna tokiu atveju, kada žmonės ten rašo, bando konsultuotis vidury nakties, ten kokį propelerį man dėtis ant drono. Tai paprasčiausiai nedarykit taip. Būkit, laukit dienos. Svarbu kažkiek tai dėti patiems pastangų, pasidomėti, pasižiūrėti ir tada, jeigu yra kažkoks iškyla klausimas, tą klausimą užduoti konkretų, kas jau tikrai neaišku, ne abstraktų, ten kokį propelerį rinktis. Taip. Nes į tą klausimą ir sunku atsakyti, nes tai priklauso nuo tavo norų, ar tu nori, kad būtų propelleris more efficient, ar jisai būtų daugiau thrusto turėtų. Tai yra daug niuansų ir labai matosi, kada klausimas užduotas iš lempos ir
tada sunku yra atsakyti tokį klausimą. Tai čia yra, irgi pabrėšiu šitą dalyką. Gerai, dabar pereisim į tokią kaip ir linksmesnę dalį, kadangi abudu su Trojus užsiemam ne pirmus metus ir dabar, pavyzdžiui, kai visi tie dronai ant visokių paramos fondų ir taip toliau, apskritai visuomeniai, tie FPV dronai atsirado kaip, čia kažkas tam tipo inovacija, vos ne kaip vakar būtų sukurti. Cheap versus expensive. Ką manai? Vėlgi, viskas yra labai pagal paskirtį ir ką tu nori su juo daryti ir ko tu iš jo tikiesi. Nes be abejo, dažniausiai tai visgi logiška pinigų suma didesnė, tai jisai kažkuo bus geresnis už pigesnę. Ten, aišku, atsiranda jau, kada top komponentai jau labai expensive, tai gal ir nelogiški, bet patys pigiausia, jie dažniausiai kažkas bus pataupyta ant jų. Tai norint biudžetą padaryti mažesnį galima bandyti, bet reikia turėti omeny, kad gali būti su tai ateiti ir daugiau problemų. Viena iš dažniausiai pataupimo vietų, ką daro kiniečiai, nes čia reikia turėti omeny, kad šiaip FPV daugelis dabar dronų ir komponentų yra hobio lygio ir didžioji dalis komponentų ateina iš Kinijos. Tai ten nei kažkokių tai sertifikatų, nei ką labai tikėtis nereikia. Ko reiktų tikėtis, tai quality assurance. Ant ko dažnai pataupo, jeigu tai yra pačios pigiausios dalis. Gali būti, kad tu gauni pigų komponentą ir jisai to veiks, viskas tau gerai su juo, gausi antrą tokį patį, jisai tau užsidega ant stalo. Nes jis nebuvo pabandytas gamykloje, kažkokia įsivėlė klaida ir atsiranda problemų. Tai tu susimoki tą kainą už ką sutaupėjai ant savo laiko ir taisimo. Arba kitas variantas, tu ieškai galingiausio VTX-o, randi 3 vatai AKK, tu pasigūglini, toks, nežinau, neaiškus, bet 3 vatai, nusiperki 2 moduliukus ant šito to prietaisiuko, kur matuot gali, o tu pamatai, kad ten 3 vatų jis nesiekia, tada pamatai, kad pigtailas tai yra laidukas, kuris eina iš pačio VTX-o su perėjimu į anteną. Turiu pavyzdys. Vienas galas jungiasi į VTX-ą, o kitas realiai kaip prailginimas ir tuo pačiu kur nors prisitvirtini ir gaunasi, kad jau į anteną prisijungia. Ir pavyzdžiui, jeigu tarkim ant tokio dalyko, kuris kainuoja realiai nuo $0.50 iki $1, kažkas tokio, pasimsi patį pigiausią, patį prasčiausią, tai tavo dronas gali būti superinis, bet ryšys bus tragedija. Ryšys bus visiška tragedija. Tada kitas dalykas, kad pavyzdžiui, tuo pačiu AKK vaizdo transliavimo prietaisiuko turiu į vaizdo įrašą, kaip mes susijungiam pagal gamintojo rekomendacijas ir dar ant custom power supply, ant mažesnės galios negu net reikia ir jisai užtrumpina. Ir mums užtrumpino 2 kartus, tai buvo 2 skirtingi komponentai. Refundinu tik už vieną. Jo, realiai gamintojo specifikacijoje mes 100% ne visada gali pasitikėti, nebent tai jau yra kažkokia tai patikimesnė firma, tai gal tada. Bet tikrai yra daug, kur meluoja juodai apie specifikacijas. Tai realiai reikia vėlgi daug domėtis, klausinėti, pasižiūrėti kitų patirtį, kas ką rekomenduoja, kas ką pabandė, su kokiamis problemomis susidūrė, kad pačiam nereiktų to bandyti. Dabar, tarkim, kai Ukrainoje čia dabar išlenda visi apskritai visas tas požiūris, mums reikia daug ir mums reikia pigiai. Kokius pavojus gali atnešti tas pigiai? Tai vėlgi tos pačios problemos. Gali veikt, gali neveikt. Patikimumo klausimas. Ir specifikacijų klausimas irgi. Tai ten vienas dalykas
kokio tai tipo dronas bus skirtas, tai kokiu atstumu skrist, ar tai kokį svorį nešt ir kokios jo galimybės. Tai tą atkreipdėmėsi. Kitas dalykas visgi patikimumas, nes vėlgi pora gali veikti, pora pasitaikyti neveikiančių ir tada problemos ateina, kad jau turi patys pilotai su jomis tvarkytis, ieškoti problemų, remontuoti ir tai kainuoja ir laiko ir papildomų sąnaudų. Dar papildysiu, kaip pavyzdys, jeigu dar kokį 3 colį, 5 colį, tai dar gali kažkiek tai ten pritaupyti. Ta suma nebus ten tipo 1 eurų už 5 colį. Sunkiai. Arba 3 colį. Bet, pavyzdžiui, tarkim pasimt 10 colį, kad galėtum nešti didesnį svorį, ilgiau skraidyti prieš vėją ir panašiai, kad būtų galimybės. Ir tu pasiemi pačius pigiausius komponentus, dar ant 7 colių šitas dalykas yra. Kada ant 7 colių drono dydžio rėmo, nori ten baisiai didelius sprogmenis padėti ir galiausiai gaunasi, kad pigi elektronika užtrumpina, nes paprasčiausiai įsivaizduokit, fondas koks nors nuperka 100 dronų, atveža į kažkokią tai brigadą, paduoda, pasispaudžia rankom, pasidėkoja, apsikeičia ten padėkom ir taip toliau. Ir kas toliau vyksta? Toliau vyksta, kad tie dronai keliauja inžinieriui, tos bataliono brigados ar ten grupės, kuris realiai tuos dronus turi apžiūrėti, patikrinti, tai yra atjungti LEDus, atjungti GPS-us, atjungti dalykus, kurių nereikia, kurie patikrinti, ar tas dronas iš viso užsikuria. Gerai, patikrinu droną, ar jis užsikuria, kadangi tų dronų būna ten 100 vos ne, tai gerai, pasiėmiau batarkę, prisijungi, jisai užsikuria, atjungiau tuos LEDus, atjungiau GPS-us, kaip ir viskas super duper. Daryti test flight, bandomuosius skrydžius su kažkokiu tai svoriu, testuoti range'ą, kiek nuskrenda, vienam, 2 modeliam padarysiu, bet kai turi 100 dronų, kuriuos reikia pereiti, tai kiekvienam tų skrydžių bandomųjų nedarysi. Padarysi pirmai, 2, 3 ir gerai, realiai toliau visus, kaip toliau eis, tai realiai plug, veikia, neveikia, žiūri, kas užtrumpinė, taisai, imi naujas detalės ir čia ir išlenda visokių tokių niuansų, kad su tais visais pigiais dronais daug kas neveikia, daug kas veikia, daug kas, pavyzdžiui, užsikuria, viskas tvarkoja, bet jau kai tas dronas patenka į frontą, jau kai jo būna uždėtas sprogmuo, tai yra svoris kažkoks, tai pyst elektronika, tarkim, koks power spike'as, nukepė, nes tiesiog, kai tu be svorio, tai tau, pavyzdžiui, tos galios duot, kad dronas skristų, reikia 1%, o kai tu uždedi ten kokį kilogramą, jau galios reikia duoti didesnį procentą. Ir, pavyzdžiui, tarkim, jeigu elektronika to neatlaikė, nukepė, jis šiek tiek pakilo, apsivertė, tas sprogmuo, jeigu yra užarmintas, detonuoja tau vos ne prie pat. Ir tokiu atveju, arba, pavyzdžiui, motorai, tarkim, užtrumpino, arba, tarkim, rėmas nulūžta, tarkim, nes vis tiek rėmas nulūžta kokią kojelę, dar kažkas, tai vienas žiaurus dalykas, labai žiaurus. Įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, tarkim, tuoj turiu parodyti pavyzdį. Tarkim, turim visą tą rėmą ir tam rėme, jeigu tu įdėsi prastus pigiausius varžtus, įsivaizduokit, tos vietos, kur eis daugiausiai apkrovos, tas varžtas nulūž ir dronas nukris. Tai vėlgi, ta prasme, tas bandymas sutaupyti ant drono realiai gali backfirint, atsiliepti taip, kad, ta prasme, tu saviškį nužudysi. Vėlgi, viskas turi savo kainą. Ir, yra ir neblogų tų pigių komponentų, pigesnių, tiksliau, ne pačių pigiausių, kurie galimai gerai veiks visi.
galimai neveiks. Čia kai būna ir tarp mūsų lenktynininkų pilotų pasišnekam, būna nusipirkam tą patį komponentą ir vienas giria, kaip jisai jam gerai veikia ir koks pigus, o kitam jisai antrą nusipirko ir jau antrą sudegė. Tai vėlgi čia tiesiog trūkumas būtų quality assurance ir kaip pati gamykla surenka kokybiškai ir kaip atsiunčia. Vieni gali būti geri, kiti gali būti blogi iš tų pigesnių. Irgi turėjau pats 2 atsisiuntęs surinktus jau dronus, tai praktiškai visada patikrinu ir perrenku dar pats, nes vienam buvo įsuktas varžtas laikantis rėmą, tiesiog pro motoro fazės vieną laidą pradurtą su varžtu į rėmą. Ir gamykla nepastebėjo, nepataisė ir išsiuntė man. Tai gerai, kad persirinkau, pasižiūrėjau. Kitam buvo irgi rėmas surinktas, kad steko greičio kontrolerio plokštė, realiai buvo įsuktas pro apačią varžtas ir praktiškai rėmėsi į tą kontrolerį. Kažkodėl tiesiog per ilgą varžtą įsuko. Na jo, tai prasme, čia vat ir yra esmė, kodėl vat ir ką reikia žinoti, kad vat galima būtų vat identifikuoti problemas. Nes įsivaizduokit, kai jūs perkat pigiausią ir didžiausią kiekį, vien tik tai dėl skaičiaus, tai tas pats, kad 100 užkaltų mašinų nupirkčiau, atvežčiau ir geros dienos. 100 užkaltų mašinų. Vietoj, tarkim, pavyzdžiui, paimčiau 50, bet gerų važiuojančių mašinų. Tai čia vėlgi prioritetai. Ok, gerai. Digital versus analog. Kamai. Tiek vienas, tiek kitas turi savo pliusų ir minusų. Digital bus vaizdas žymiai gražesnis, žymiai švaresnis, be trukdžių analoginių, kaip žiūrint per seną šilelį. Vietomis, tam tikromis sąlygomis jo pramušimas skaitmeninio signalo yra geresnis negu analoginio signalo. Tai norint cruisant, skraidant kažkur tai padebesiais, tai naujiem pilotam, dažniausia digital yra neblogas pasirinkimas. Tačiau jeigu norima skraidyti mokintis, pačioj pradžioje, ar tai būtų tainivukai ar lenktyniniai dronai, nors dabar lenktyniniai po truputį pereina į skaitmeninius, bet dar gan daug dalis skraido su analogu, nes jie yra tiesiog vienas dalykas pigesni komponentai, didesnis jų prieinamumas tų komponentų, didesnis pasirinkimas ir svoris mažesnis. Tai pavyzdžiui, norint uždėti skaitmeninį imtuvą ant šito mažo drono, tiesiog plokštės yra skaitmeninio siųstuvo didesnės, jos daugiau sveria, pats dronas daugiau svers ar prasčiau skris. Tai vėlgi reiktų įsivertinti, ko yra norima iš drono, kam jisai renkamas ir pagal tai pasirinkti. Ok. Iš esmės, realiai dabar, pavyzdžiui, praktikoje dažniausiai išlenda tas, dažniausiai, realiai imi digital, jeigu nori, tarkim, filmuotis kokiais ten cinelifteriais, ten ar dar kažko tai, arba žino, jo, būna ir analogą, kas dedasi, bet iš esmės su digital yra variantas, kad, tarkim, man reikia skraidyti tokiose vietose, kur ten visokių daug laidų, šakų, visokių ten mažų smulkių objektų, tai paprasčiausiai su digital sistemom man bus tai pastebėti šiek tiek lengviau, nes paprasčiausiai ten daugiau šiek tiek raiškos bus. Vėlgi, dažniausių atvejų, bet nebūtinai visada, nes digital turi tą dalyką, kada signalas yra kažkiek tai silpnesnis, tai yra pradedama vaizdo blokavimas, tai tiesiog didesni pikseliai, nes mažesnis bandwidthas eina, didesnis compressionas, tai pavyzdžiui gali būti pasitaikyti situacijų, buvo irgi interneto pavyzdžių, kur tiesiog tuos plonus laidus sukompresuoja ir jų nebesimato, ką per analogą matytum. Tai nėra taip juoda balta, bet taip, dažniausiu atveju paėmus su digital tu
galėsi gal kažkiek lengviau orientuotis erdvėje. Iš esmės, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, norėčiau labai labai profesionaliai, maksimum profesionaliai varyti, tai vos neturėčiau turėti tokį prietaisuką, stebėti šitam spektro analizatorių, kad važiavęs į vietą galėčiau pasirinkti, tarkim, kokį nors dažnį, jeigu matau, kad, pavyzdžiui, mano standartinis naudojimas yra užkimštas, tai šokiu kokį nors tuštesnį, mažiau naudojamą ir taip toliau. Ir tada vėlgi, čia kažkiek tai turi pliusą digital sistemos, kaip DJIus, kuris turi automatinį šokinėjimą tarp dažnių, kuris pats pasižiūri, kuris yra laisvas, kuris užimtas ir peršoka ant to dažnio. Gal kažkiek paprasčiau. Ant analoginio dažnio jau tai reikia, analoginės sistemos jau reikia pačiam tuos dalykus sužiūrėti. Taip. Ok. Dar vienas dalykas, ką tikrai būtina paliesti. Drono rėmas iš medienos, iš fanieros, iš arba plasmasės, arba 3D print. Ką manai? Vėlgi priklauso nuo norų ir tikslų. Nes šiaip dažniausiai pas mus yra įprasta naudoti karboną, tai pagrindė dėl jo lengvumo ir tvirtumo. Tai jisai mažiausia perduoda vibracijų, jisai yra tvirtesnis, tai tas skrydis yra kokybiškesnis, nes gali sensoriai efektyviau susidoroti su ateinančiomis vibracijomis iš motorų, atskirti pačio drono pozicionavimąsi. Bet karbonas, aišku, turi minusą, kad jo kaina yra didesnė, jo apdirbimas yra sunkesnis, jį išpjauti yra sunkiau. Tai vėlgi čia buvo pradėta daryti jau ir gan senai, ne tik į Ukrainą siūsti ir anksčiau, ir pjauti iš fanieros arba lieti iš plastiko, 3D spausdinti ir propelerius bandė. Tai nebūtinai yra blogai, tačiau reikia turėti omeny, kad gali su tai ateiti papildomų niuansų. Taip pat labai priklauso medžiagos pasirinkimas, tų fanierų būna skirtingo storio, skirtingo struktūros, tvirtesnė. Tai matęs variantų, kurios atrodo išpjauti rėmai iš fanieros ganėtinai padoriai, jos tikrai nebus tokios geros kaip iš karbono. Bet jeigu jos atlieka tai, ką nori, kad atliktų, tai nebūtinai yra blogai. Tik reikia turėti omeny, nes, pavyzdžiui, tie patys Tiny Whoop rėmai, jie yra irgi išlieti iš plastiko. Čia karbono nėra. Tik tai čia yra niuansas, kad tas dronas yra mažiukas, atstumai yra nedideli, tai nėra tiek daug skirtumo, kai būtų ant didelio drono. Jeigu šitas dronas būtų 10 colių, čia palyginimui yra mažas Tiny Whoopas, kiek čia colių, net nežinau, iš tikrųjų, arba 5 colius, o už manęs. Tai 10 colio iš plastiko, sunkiai padarysi. Tai vėlgi, viskas priklauso nuo kam tu tai nori naudoti, kokie tikslai, kokio tu svorį ant jo dėsi, kokio tu tikėsi skrydžio performanso. Tai kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, noriu dėti 1,5 kilogramo, arba tau yra 400 gramų vogas, tai 400 gramų vogui, 5 colio, manau, turėtų kaip ir užtekt, tai kaip ir galima drąsiai, kaip būtų lieti, nes paprasčiausiai, dar atlaikys, nebus ten super quality, bet atlaikys. Plastikas nežinau, bet faniera turėtų. Tik svarbu, kad pakankamai storas būtų rėmas, ir aišku, bus storesnis negu būtų iš karbono, nes atkompensuoji tą stiffnessą storindamas medžiagą, bet prarandi ir svorio. Tai charakteristikų kažkiek prarasi, bet išloši ant kainos. Ok. Ir dabar, tarkim, pavyzdžiui, pasiėmiau kokį 10 colį, kur norėčiau ten vos ne 3-4 kilogramus kišti. Tai faniera, plastikas, ar ten dar kažkas, tai tokio kaip pavyzdys yra, dar kažkas rašė iš ten
bio kažkokiu tai kanapinių pluoštų ir dar kažko tai paprasčiausiai tokiu atveju atsiranda jau per daug niuansų. Ta prasme, Jo, tiesiog ant tokio dydžio drono realiai, kuo ilgesnė ranka, tai jeigu čia įsivaizduoja, kad ant šito piršto yra kontroleris, ant šito yra motoras, tai tos vibracijos jos intensyvės, kuo ilgesnis šitas atstumas yra. Tai ant 10 tolio, kažin ar išsisuktum. Jo, tai čia prasidėtų tokį niuansai, kad pakilai, paskridai, nulūžo ranka, nukritai. Jo, tai 10, realiai, kuo didesnis dronas, tai tuo jisai turi būti stabilesnis. Tuo turi būti stabilesnis rėmas, tuo stabilesnis rankos laikančios motoros, kad nesirastų tų vibracijų ateinančių į kontrolerį, kurios turi visus sensorius ir negadintų jų darbo. Tai 10 tolio padaryti iš fanieros tikrai galima, bet kaip jisai skris, ar jisai skris gerai, ar jisai bus stabilus, tai čia labai didelis klausimas, ar verta. Iš esmės yra buvę atvejų, man atrodo, ir tu tada buvai, kada matėm Crocsą skraidantį su propeleriais. Tai jis skrenda, bet... Čia ką pavadinsi skrydžiu priklauso. Kad jisai pakilo į orą, jo. Bet ar tu su juo gali patikimai nusigauti iš vietos A į vietą B? Tai čia klausimas. Tai iš esmės, jeigu aš būčiau valstybinė institucija, kur žinot jų quality standartus, kad užtenka vien žodžio skrenda, popierių jau gali padėti varnelę, viso darom pirkimą ir prisiperka skrendančių Crocsų už ten. Tai žodžiu, čia yra niuansai. Ir vien tas tiesiog, kad pakyla, įsijungia ir skrenda, negana to. Vėlgi, FPV dronai yra labai plati sąvoka. Nes realiai tu jį konstruoji pats pagal parametrus, specifikas ir realiai ko tu iš jo nori. Tai bandyti galima, bet reikia žinoti, kad kažkur taupant, tai minusai tikrai atsiras. Reikia žiūrėti, ar juos išeis išspręsti. Tai va, ir ta prasme, šiuo atveju, kaip pavyzdys, mes esam, realiai, hobistai, filmuotojai, tai pas mus realiai standartiniai ryšiai ir kas? Cargo kamera. Dar esu gabenęs šitų wedding ringų, visokių ten pasipiršimams ir taip toliau, bet tai va, prie ko ir einu, kad, pavyzdžiui, pas mus va čia hobyje yra va tiesiog ryšiai kitokie ir cargo kitoks, tai ką nešam. O čia va karo tikslais, kad nuimti kažkokį tai tanką, realiai tu eini iš standartinių dažnių į nestandartinius ir vietoj kameros, vietoj GoPro ar ten kokio Red Epic kameros, ten taip toliau, tu dedi bombą. Realią bombą. Tai paprasčiausiai chebra susimastykit ir, pavyzdžiui, tokiu atveju bandyti pritaupyti, aš suprantu, kad tikrai, pinigai ant medžių neauga, fainai yra sutaupyti, bet mes ir patys praėjom per visą šitą dalyką, norėdami nusipirkti pigesnį komponentą, nes buvom toj tikroji vietoje, kad, nedarom čia nieko profesionalaus, tiesiog hobis. Ir pasiėmė kažką pigesnio, labai pigesnio ir pamatai šitus dalykus. Pamatai, kad tas komponentas jis neveikia. Ir vienas, antras, tada, pavyzdžiui, dar su kažkuo susirašai, padiskutuoji, taip yra. Nieko negali sakyti. Ir tada pradedi pirkti brangesnius, patikimusnius ir, ta prasme, tada jau bandai daryti kažką, kad būtų patikima. Plus, jeigu uždėsi ant drono kamerą, brangią kamerą, tai faktas, tu tikrai nenori, kad tas dronas nukristų. Nesvarbu, vėjas papūs, ar ten biškį lietaus gaus, kad niekas neužtrumpintų, kad nebūtų ten, kad neatlaikė svorio, kad užtrumpino motoras, ten elektronika ar dar kas, tas dronas privalo būti saugus, nes gerai, kai mes čia dabar tiesiog GoProškis dedam, bet jeigu dėsim kamerą už 5 štukų, už 100 štukų,
Amerikoje tai jau yra standartas. Pas mus tik tai laiko klausimas, kada irgi bus tokio filmavimo standartas. Tai negali dronas skristi. Negali. Nes ta prasme, tikrai bus bankrotas. Tai šiuo... Bandyti įvairius variantus tikrai galima. Bandyti skirtingus komponentus, variantus, pasižiūrėti, kur gali efektyviau padaryti. Bet reikia turėti omeny, kad problemos gali iškilti, reikia jas pirmą išspręsti prieš paleidžiant į rinką. Jo. Tu paleidai į rinką dalyką, tai kaip ir turėtum atsakyti už tai, kad jisai veiks ir pilotas galės pasiekti tikslą, ką nori padaryti su juo. Taip, ir dabar, kai pilna visų tų iš geros dūšios darom, konstruojam čia kuo pigiau, kuo pridarysim didelį kiekį. Ne kiekį jie esmė. Esmė, kad tie dronai veiktų ir jie būtų patikimi. Kad ta prasme, man uždėjus ant drono kažkokią tai bombą, man tas dronas neapsiverstų ant paleidimo. Arba tiesiog, kad realiai daskristų. Nes, pavyzdžiui, gerai, tarkim, pasidarom tą pigiausią ir, pavyzdžiui, pasibandom gražią dieną, kada nėra vėjo, skrenda. Užsidėjom bombaliuką, ten kokį litrą, skrenda, viskas tvarkoja. Ok. Vos būna tokių wobble, bet skrenda. Ir tada tas dronas atsiranda fronte, vėjuotą dieną, užsimeta ten gal kokį ne kilogramą 1, kilogramą 2. Ten tikrai nieks ten su tais visais tokiais prietaisais nematuoja, tiesiog iš akies deda ir įsivaizduokit. Pasikeičia aplinkybės. Atsiranda didesnis vėjas, motorai užkaito. Kad ir tie mūsų lenktyniniai dronai, kur už manęs kabo, tai jie idealiomis sąlygomis gražią dieną veiks vienaip. Jie yra sutiuninti maksimaliai performansui, tunas užlaužtas iki maksimumo, kad jisai kuo greičiau reaguotų į tavo inputus, kontroleris susireguliuotų, svoris kuo mažesnis. Bet jeigu ateina, tarkim, vasaros karščiai, ten kada būna plus 30 ant saulės ar daugiau, tai jau mes turim omeny, kad temperatūra yra visiškai kitokia, kad darbas motorams yra sunkesnis, nes aplinka yra aukštesnės temperatūros, tai jeigu tu įspausi iki maksimumo, tai motorai tikrai bus karšti ir jisai kentės. Tai svarbu atsižvelgti į sąlygas, kada tu skrendi ir kam tu jį naudoji. Ir jo, čia dar vienas dalykas išlenda, kad kai pasiemu, tarkim, ten kokį nors ten freestylerio troniuką ar ten kokį nors ten tiesiog vupčiką, prieina žmogus su dideliu susidomėjimu ir paklausia, tai kiek čia kelia, kiek toli skrenda, kiek čia kas. Gerai, pradėkim nuo kiek toli skrenda. Tai tas toli skrenda vienokiam aplinkybėm gali būti 100 metrų, kitom aplinkybėm gali būti ten 14 kilometrų, dar kitokiam aplinkybėm gali būti 30 kilometrų, net 100. Ta prasme, čia yra daug niuansų ir dėl to ir yra svarbu pasigūglinti ir pasižiūrėti visą tą informaciją apie antenas, apie output power, apie tokius visokius, kaip pavyzdys šiandien buvom pasižiūrėjom, tarkim, 433 anteną ir matom, kad yra 433 ten plus minus ten šalia ir dar harmonija šalia ten ant 1.2 ar 1.3 kažkur ten, kur negali lipti ant to dažnio, nes vėl tada pats save džeminsi. Ta prasme, vienas kitą komponentą džemins. Tai vėlgi, čia todėl ir yra svarbu pasidomėti komponentais ir ką kas daro, kaip kas, kodėl. Kodėl, pavyzdžiui, svarbu, kad ant drono būtų vienodų, ir ant drono, ir ant pulto, arba akinių būtų vienodos polarizacijos antenos ir panašiai. Sudėsi skirtingų, ne kažkas gausis. Tai tokios visokios smulkmenos jos susideda ir ta prasme čia ir gaunasi. Tu gali, pavyzdžiui, padaryti, kaip ir minėjau, pirmai, žiauriai gerą droną, žiauriai greitą droną, belė kiek skrenda, ten belė kiek neša. Įdėk papigiai pikteilą.
patį pigiausią, nekokybišką pikteilą, kuris bottleneckins, tai reiškia, neleis ištransliuoti vataiksui į anteną tos maksimum galios ir viskas. Nėra ryšio. Ir daryk, ką nori. Tai čia ir bandau prabrėžti. Be abejo, niuansų yra tikrai labai daug. Pačioj pradžioj visko nežinosi. Tas mokymosi procesas užtrunka ne 1 metus ir ne 2. Ir dabar kiekvieną dieną mokaisi kažko naujo. Ir atrandi, tai visada siūlymas yra konsultuotis ir dar kartą konsultuotis. Klaust kažkas, kas jau bandė, kažkas jau darė ir ieškot patarimų. Ok, gerai. Rekomendacijos šauliams ar Lietuvos kariuomeniai, norint apsimokyti ar pristatyti savų dronų, kurie galėtų nešti dalykus, kaip ant to nenudegti, jog dronas netaptų problema. Šiaip šitų klausimų jau tikrai nemažai prikalbėjom, kad nenudegti. Gal turi dar kažkokių rekomendacijų? Jo, turėti žmogų, kuris kažką apie tai supranta. Nes jeigu visi pradės nuo nulio, tai, sakau, metų nelabai užtenka, kad žinotum visus niuansus ir galėtum išspręsti kylančias problemas. Reikia kažkas, kad būtų patyręs ir nebekartotų pačių klaidų, kas jau kitų yra praeita. Ok. Rekomendacijos politikams. Kokias problemas išsprendus su pasiūlymais būtų lengviau vystyti šį hobį, šaką? Gal turėsi kokių minčių iš savęs? Čia gal daugiau tu pakomentuotum, ką iš savo dalies matau, tai gal šiaip bendrai iš to hobio skatinimas ir naujų pilotų ugdymas, gal kažkokių tai būrelių steigimas vaikam, kad jie galėtų mokintis, kažkokių tai erdvių mokymuose, kur būtų galima legaliai tai daryti, nelaužant dabar esančių abstrakčių taisyklių. Gerai, dabar aš pagrosiu dainelę tokią, kad pradėkime nuo dronų kūrėjų. Kad kurtum, tu turi bandyti dalykus. Kaip pavyzdys, tarkim, tas pats, pavyzdžiui, Vūbčikas. Tarkim, čia yra dronas, kuris kelia kokios 3 kg, 4 kg, 10 kg, 50 kg. Ok. Tokiu atveju man reikia daryti risk assessmentą. Žodžiu, tokį mini bakalaurą. Mėnesis prieš. Daryti risk assessmentą, suvardinti kas kur ką kaip, kokiomis aplinkybėmis bus daromas skrydis, kur, kaip ten viskas vyksta, visą procedūrą, kad maždaug jeigu, tarkim, kažką yra, vos ne visą manual guide turi pasidaryti, kad, pavyzdžiui, kaip viskas vyks, in case of. Ten in case of kažkas ten nesigauna, ten vos ne visą manualą, visą turi pasidaryti. Žodžiu, turi pasidaryti tokį nemažą bakalaurą mėnesis prieš, jeigu kažkas yra, kažką planuoja. Tada, jeigu tu planuoji pakeisti kažkokį komponentą ar kitą komponentą pabandyti, arba kažką, tarkim, kažkas keičiasi, arba kita vieta ir panašiai, vėl turi tą patį risk assessmentą daryti. Nes paprasčiausiai, jeigu viskas būtų identiška, tai tas risk assessmentas, kurį padarai, jis galėtų galioti iki metų laiko. Ir tu galėtum tą patį per tą patį skrydį daryti. Bet jeigu tu nori testuoti, tai kaip pavyzdys realybėje, kaip, pavyzdžiui, dauguma daro, tai niekas tų risk assessmentų nedaro, nuvažiuoja už miesto, atokiau, pasibando vieną variaciją, pasibando antrą variaciją, pasibando trečią variaciją, gauna informaciją. Viskas. Nusikaltėliai į kalėjimą juos visus. Tai ta prasme, čia yra dabartinė logika, kuri tikrai privalo keistis. Ir jau ne kartą, pavyzdžiui, esu ten pas politikus, pavyzdžiui, įvairiuose diskusijose ir panašiai šitą dalyką iškėlęs, nėra, žmonės neturi ką atsakyti, nes kol kas yra tik tai, dronai, reikia pirkti dronų.
Tada kitas dalykas, pavyzdžiui, reikia pirkti dronų. Gerai, nusipirksim dronų. Kas juos pilotuos? Buvo šitas nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kur kam viceministro, dabar nepamenu vardo pavardės, bet jam buvo skirtas klausimas, kiek paruošta dronistų. Tarkim, rytoj reikia važiuoti kariauti, kiek žmonių kiek žmonių pilotuos galėtų dabar pilotuoti dronus. Neturi atsakymų. Nežino. Tai tokiu atveju visi, kas iš Litexpo pievos, visi, kas su vulpikais užsiema, visi, kas hobistai, realiai turės suportinti, nes paprasčiausiai mūsų kamas nežino, kiek turi paruošto pilotų. Tai gerai, čia kitas dalykas. Tada, šiaip, galima būtų dar duoti pozityvo, nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tarkim, jeigu imant viso šito dalyko skatinimą, kad nebūtų laužomos taisyklės, tai visos tos sistemos, pavyzdžiui, kaip gauti leidimus, turi būti elementarų, paprastam žmogui aišku. Tai anksčiau tai buvo neaišku, dabar jau pakankamai aiškiau darosi, nes paprasčiausiai atsiranda šablonai, formos, kurios užpildai, nusiunti ir gauni tą leidimą, išsilaikęs dar licenzijas, kažkokias tai ir taip toliau. Tai realiai čia pagrindiniai dalykai. Visi tie riskas esame tai, kas realiai eina europiniu lygiu ir čia jau reikėtų su TK dar derintis, kalbėti ir ieškoti kažkokių išlygų, kai tokius dalykus galima būtų supaprastinti ar kažkokiu tai išimčių įdėti, tokių visokių dalykų. Tada kitas dalykas, kaip pavyzdys, mes norim, kad dronai skraidytų toli. 50 km, 10 km, 100 km panašiai. Tai kad mes tą toli galėtume išsitestuoti, vėlgi atsiremiam į teisę. Kad, teisiškai nėra galimybių kažkokio, tu vėl turi būti nusikaltėlis vos ne. Vėl gali ten tos riskas esmentus rašytis ir taip toliau, bet kažką norėsi, tarkim, pirmo skrydžių nesigauna, padarai pakeitimą, kažkokį komponentą pakeitai, vėlgi problema, vėl reikia mėnesis prieš rašyti bakalauro. Tai čia tokios rekomendacijos, tokios problemos ir paprasčiausiai yra nebijokit, prisipažink, kad kažko tai nežinau, aš jau pats visko nežinau. Yra dalykų, kuriuos aš žinau, Algirdas nežino. Yra dalykų, kuriuos Algirdas žino, aš nežinau. Ir taip komunikuodami mes papildom vienas kitą. Tai čia ir yra esminis dalykas - komunikuoti. Be abejo. Reiktų pradėti greitai, nes tas pasiruošimas būti FPV pilotu užtrunka. Jo, tai tokios tokelės. Tai gerai, planavom, kad šitas video bus trumpas, bet jis gavosi netrumpas, bet labai išsamus ir jeigu jį pasižiūrėsite 1, 2, 3 kartus, kiek jums tai reikės, kad suvirškinti visą šitą informaciją, kurios tikrai yra nemažai, manau, kad tikrai suprasite, ką turite daryti, kaip turite daryti ir paprasčiausiai tų klausimų jau jeigu ir kils, tai jie bus labai konkretus ir juos jau bus labai malonu atsakyti, nes jau jie bus tiksliniai, o ne tai ką daryti. Gerai, ačiū Algirdai už tavo laiką, už tavo dėmesį, už tavo realiai visą šitą žinias. Tikėkime, buvo naudinga. Tikėkime, buvo naudinga ir tie, kas peržiūrėjo, pradės dėliotis informaciją ir kažką daryti. Gerai, ačiū visiems ir gero vakaro. Viso